Nu tai privėt geopolitikos archeologai. Šiandien kapstysimės ne po pavardės. Nelysime į lovas po svetimomis kaldromis, o apžvelgsime visą mechanizmą. Nes Epštyno istorija čia ne apie vieną žmogų, čia apie technologiją. Sena kaip pasaulis, kaip pati valdžia, atnaujinta 21 amžiaus versijoje, su privačiais lėktuvais, privačiomis salomis ir aišku aukščiausios klasės kompromato rinkimo technologijomis. Visi dabar knisasi po sąrašus. Kas skrido, kas fotografavosi, kas kam sumokėjo. Bet žinot, ką aš matau? Aš matau klasikinį valdžios modelį, kuris kartojasi jau tūkstančius metų. Skiriasi tik dekoracijos. Pradėkim nuo paprastos taisyklės. Žmogus, kuris turi paslaptį, nėra laisvas. Tai suprato dar senovės imperatoriai. Romos laikais dvaruose buvo kaupiama informacija apie senatorių silpnybės. Ne tam, kad būtų moralės pamokos, o tam, kad būtų lojalumas. Imperija laikėsi ne tik ant legionų, bet ir ant šantažo. Peršokam į viduramžius. Popiežių dvarai, kardinolų intrigos, laiškai, meilužės, finansiniai sandoriai. Informacija buvo galia. Jei žinai, kas slepia tavo konkurentas, tu valdai jo ateitį. Bažnyčia ne tik skelbė nuodėmę, ji ją administravo. Renesanso Italijoje Makiavelis stebėjo, kaip valdovai išlieka ne dėl dorybės, o dėl gebėjimo kontroliuoti. Jis nerašė apie šventumą, jis rašė apie mechaniką. Ir kompromatas – tai mechanikos dalis. Dabar šokam į 20 amžių. Šaltasis karas. KGB sistemingai naudoja medaus spąstus. Diplomatai, karininkai, verslininkai patenka į situacijas, kurios vėliau tampa spaudimo įrankiu. Tai ne paslaptis. Tai dokumentuota. Tai buvo metodika. Jungtinėse valstijose Edgaras Hooveris dešimtmečius rinko kompromituojančią medžiagą apie politikus. Prezidentai keitėsi, o jis liko. Kodėl? Nes turėjo failus. Turėjo informaciją. Ir informacija buvo draudimo polisas. 7-ame dešimtmetyje JAV Senato tyrimai atskleidė MK Ultra programą. Slapti eksperimentai. Dokumentų naikinimas. Oficialiai pripažinta. Tai primena vieną paprastą dalyką. Valstybės kartais daro tai, ko viešai nepripažįsta. Ir tada ateina 21 amžius. Slaptos kameros viešbučiuose. Gerai spectarnybų apmokytos merginos arba vaikinai. Tiesiog sukuri aplinką, kur elitas pats atsipalaiduoja. Prabanga, statusas, uždari vakarėliai ir žmonės patys peržengia ribas. Tai efektyviau nei bet kuri slaptųjų tarnybų operacija. Epštyno modelis buvo genialus ne savo sudėtingumu, o paprastumu. Jei turi vietą, kur susitinka politika, finansai ir garsenybės, tu turi tobulus spąstus. Gal net nereikia nieko filmuoti. Visi veikia kartu. Daro labai negerus ir nelegalius dalykus. Užtenka, kad visi žino, jo kažkas žino. 2008-aisiais Jeffrey sudaro susitarimą su prokuratūra Floridoje. Federaliniai kaltinimai dingsta, bausmė švelni, o vėliau viešai nuskamba frazė, kad jis buvo susijęs su žvalgyba. Net jei tai tik fragmentas, net jei tai tik užuomina, ji rodo, kad byla buvo ne tik kriminalinė. Jo ilgametė partnerė, trigubo agento dukra, Ghislaine Maxwell, nuteisiama. Taškas. Tarsi sistema apsivalė. Bet kur išplėstas tyrimas? Kur politinė atsakomybė? Kur analizė? Kodėl dešimtmečius veikianti schema nebuvo sustabdyta anksčiau?
Čia istorija tampa ne apie nusikaltimą, o apie tylą. Žiniasklaida rašo daug, bet tai tik šakės per vandens paviršių. Vila, sala, lėktuvas, skrydžių žurnalai. O kai klausimas pasisuka į struktūrą, pasidaro tyliau. Nes struktūra reiškia, kad problema ne viename asmenyje. Problema žiaurioje šantažo sistemoje. Ir dabar pats nemaloniausias klausimas. Ar reikia tikėti slaptais klanais, kad suprastum, kas vyksta? Ne. Užtenka suprasti galios logiką. Kai skirtingų šalių elitas susitinka toje pačioje uždaroje erdvėje, atsiranda bendra rizika. O bendra rizika kuria bendrą interesą tylėti. Tai ne vienas žmogus, ne viena tauta, ne viena ideologija. Tai interesų persidengimas. Finansai, politika, saugumas, reputacija. Ir visi supranta, jei kris vienas akmuo, gali sugriūti visa siena. Demokratija oficialiai grindžiama skaidrumu, bet realiai ji veikia per balansą. Kai balansas tampa per daug trapus, atsiranda tylus susitarimas nejudinti to, ant ko laikosi stogas. Epšteino istorija atskleidė viską. Ir tik aklas nemato, arba nenori pripažinti, jog šitiek metų buvo mulkinamas. Ji parodė, kad kompromatas 21 amžiuje nėra reliktas. Tai gyva technologija. Tik vietoj archyvinių aplankų dabar yra skaitmeniniai failai. Vietoj juostinių magnetofonų – serveriai. Ir dabar pagalvokit plačiau. Jei kompromatas yra efektyvus, jis veikia ne tik kriminalinėme lygmenyje. Jis veikia diplomatijoje, versle, partinėje politikoje. Jis sukuria pasaulį, kuriame sprendimai gali būti ne ideologiniai, o priimami siaurame psichopatų ir sociopatų ratelyje. Ne dėl vertybių, o dėl pelno ir įtakos. Istorija rodo, kad imperijos žlunga ne tada, kai jos neturi priešų. Jos žlunga tada, kai jų elitas pereina ribą ir pradeda veikti neadekvačiai, bandydamas paslėpti savo nuodėmes ir juodas paslaptis. Todėl klausimas šiandien nėra, kas buvo sąraše. Klausimas, ar sistema sugebės toliau mulkinti naivolius. Ar ji išardys seną struktūrą, ar paaukos kelis asmenis. Kol atsakymas į šitą klausimą miglotas, kompromatas liks viena tyliausių ir efektyviausių valdžios formų. Ne tankai, ne rinkimai, o informacija apie silpnybę. Ir štai čia mes grįžtam prie pradžios. Ne prie pavardžių, o prie mechanizmo. Nes mechanizmai pergyvena žmonės, o žmonės tik laikini epizodai istorijos knygoje. Galvokit ne apie salą. Galvokit apie sistemą, kuri leido salai egzistuoti taip ilgai. Ir tada triukšmas internete pasidaro daug mažiau svarbus nei klausimas, kurį mes visi per retai užduodam. Kas iš tikrųjų kontroliuoja informaciją apie tuos, kurie kontroliuoja mus? Ramybės jūsų protams ir jūsų namams. Pavasaris jau ne už kalnų. Kažkaip išgyvensim. Mir, družba, balalaika. Laikykitės ten.